Investavimas vos nuo 1 euro? Tikrai taip. Tai paprastas su investicijų robotu. Atsisiųskite SEB mobiliąją programėlę, pasirinkite skiltį investavimas ir sekite tolesnius žingsnius. Net ir neturėdami investavimo patirties užtruksite tik 15 minučių ir gausite jums pritaikytą investavimo sprendimą. Išbandykite SEB investicijų robotą dabar. Investavimas yra susijęs su rizika, taikomi paslaugos mokesčiai. Daugiau sužinokite seb.lt. Ką griaustinio dievas veikia Indonezijoje? Kas Neapolyje sukėlė gaisrą? Kaip iš tiesų atrodo žaidimas iš šiknos ir žinoma, ko jūs prikėlėte į Demiko subredditą? Į visus šios klausimus ir daugiau šiandieninėme 116 žinių epizode atsako socialinių tinklų tarnyba. Su jumis Paulius Mykolaitis ir man yra be galo malonu, kad įsijungėte. Leopardas arba leopardai pastarosius porą metų neretai spaudoje girdimas ir matomas kačių šeimos plėšrūno pavadinimas, dažniau referuojantis į vokišką karinę techniką nei į patį keturkojį. 12-metis Mohitas Ahire tikriausiai irgi mieliau būtų apžiūrėjęs 3 kartos Bundesvero pasididžiavimą, nei stojęs skersai kelio šiam laukiniam gyvūnui. Kovo 5 dieną berniukas palydėjo savo tėtį į Santuokos rūmų biurą Našiko mieste, maždaug 160 km nuo Mumbajaus, ir pastarajam išėjus tvarkyti reikaliukų pasiliko žaisti telefonu, kuomet į patalpą įsliūkino leopardas. Fifteen minutes later. Mohitas visiškai nepasimetė, pasišalino iš ofiso, iškvietė pagalbą ir netrukus grupeliai vyrų pavyko nuraminti, supakuoti ir saugiai iš pastato išvesti galimai labai alkaną žvėrį. Leopardo grobio paieškas užfiksavo netgi lauko vaizdo stebėjimo kameros. Šie vaizdai buvo itin populiarūs X-o platformoje, kurioje rinko milijonus peržiūrų ir tūkstančius komplimentų šaltam jaunuolio protui. Praeitų metų gruodį 110-ame socialinių tinklų tarnybos epizode mes kalbėjome apie intimaus turinio transliuotojus ir transliuotojas Twitch'e ir kad niekas kitas taip neinovuoja žanro kaip šie kūrėjai. Bėgo dienos, savaitės ir mėnesiai, keitėsi metų laikai, bet kai kurie dalykai panašu, kad nesikeičia. Kovo 12 dieną amerikiečių transliuotoja Morgana Stone nutarė įsisprausti į žalias trumpikes ir kompiuterinio žaidimo Fortnite eigą įrėminti savo sėdimojoje. I'm just up in this biz. There are people fighting outside. I don't give a fuck. Bro, I need to potion up. Sheesh. Ka-čiau. Po 4 dienų X-e pasirodžiusi transliacijos ištrauka buvo peržiūrėta 20 milijonų kartų ir Twitch'ui vėl teko ne tik sureaguoti, bet ir dar kartą atnaujinti platformos gaires. Nuo penktadienio, kovo 29 dienos, nebebus leidžiamas turinys, kuriame ilgą laiką daugiausiai dėmesio skiriama intimioms kūno vietoms. Ir dar keli nauji punktai pasirodė prieš kelias dienas. Airijos karališkajame chirurgų universitete vasario gale kovo pradžioje vyko kasmetinė Minimed programa, kurios tikslas supažindinti pereinamojo laikotarpio moksleivius su medicinos studijomis ir darbu sveikatos priežiūros sektoriuje. Vienoje iš programos paskaitų būsimiesiems abiturientams buvo rodoma Cezario pjūvio operacija ir universiteto atstovai nufilmavo jaunuolių reakcijas.
RCSI visose socialinių tinklų platformose turi studentų gyvenimui dedikuotas paskyras, kuriuose dokumentuojamos, universiteto studentų patirtį studijų metu ir būtent TikTok'e kovo 7 dieną paviešintas vaizdo įrašas šiai dienai turi beveik 30 milijonų peržiūrų. Jeigu jūs, lygiai taip pat kaip tie moksleiviai, nenorite matyti internete jūs atsekusių slapukų iššaukto neaktualaus reklaminio srauto ir iššokančių sausainiukų leidimo formų, įsigykite šio epizodo partnerių Surfshark virtualų privatų tinklą. Planas Surfshark One suteikia nuostabų paieškos įrankį, leidžiantį generuoti visiškai organiškas užklausas, išvengiant viso minėto internetinio šlamšto. Apskritai, VPN'as yra puikiai programinė įranga apsaugai nuo duomenų plėšikų, ypač kai jungiatės prie viešo neapsaugoto Wi-Fi'aus, turinio pasiekiamumui, kai straipsniai, serialai ar filmai yra apriboti geografinės lokacijos, kainų diskriminacijos aplenkimui, kai perkate skrydžių bilietus ar bukinatės viešbučius kitose šalyse ir dar daugybė kitų scenarijų, kuriuos su Surfsharku vienu metu galėsite išbandyti daugybėje prietaisų. Keliaukite į planų portalą adresu surfshark.deals _STT arba per nuorodą epizodo prašymę ir užsisakydami planą One panaudokite kodą STT. Taip išlošite dar 3 papildomus mėnesius paslaugų. Jeigu galvojote, kad istorija apie leopardą buvo keturkojams dedikuotas reportažas, tai galvokite dar kartą, nes mes turime Labradoro retrieverį. Labai populiari šunų veislė, pasižyminti ne tik žaismingumu, švelnumu, lojalumu ir drausmingumu, bet ir nenumaldoma aistra maudynėms. Ilgos kojos, plėvėti pirštai, vandeniui atsparus kailis ir lyg vairas funkcionuojanti uodega, Labradorai yra kilę iš išnykusios Švento Jono vandens šunų veislės Newfoundlande, Kanadoje. Tai buvo žvejybiniai šunys, dresuoti surinkti žvejybinę įrangą bei žuvis išvengusias tinklų ar spastų. Visus tuos dešimtmečius evoliucijos tobulai įkūnija pagrindinis šio reportažo herojus Busteris. Buster, I'm really gonna... Buster! Come here. Come here. Come here, you little shit. Be a good boy for once in your life. Are you done? Come here. Come here. Buster. Buster Henry. Buster. All right. Come here. Come here. Hey, hey, that's what's my towel. Don't you dare. Buster. Come here. Come here. Come here. Hey, 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 leave that vacuum cleaner alone. Hey, are you ready to come in? Come on. Let's go, come on. Got a pool. Let's go, come on. Come on. Come on. Go over here. Mommy dry you. Go dry him. Come over here. No, sir. Buster, get over here now. Busterio pasaulis yra TikToko paskyra, kurioje šio geriausio žmogaus draugo išdaigas fiksuoja jo šeimininkė ponė Henry ir kovo 15 dieną įkeltas maudynių montažas per porą savaičių buvo peržiūrėtas virš 145 milijonų kartų. Kovo 12 rytą prabangų Neapolio viešbutį 3 fontanų kurortas pažadino gaisro signalizaciją. Peržiūrėjus vaizdo stebėjimo kamerų medžiagą paaiškėjo, kad viešbučio lankytojams pavojus negrėsė ir aliarmui dingsties tikrai nebuvo, bet TikTok'e šis klipas plito kaip laukinė ugnis. Šį komiškai nedėkingą arba nedėkingai komišką kluptelėjimą, tikrą ar surežisuotą, čia jau paliksiu jums spręsti, į savo asmeninę paskyrą įsikėlė ponas Giorgio Fontana ir sulaukė net 42 milijonų peržiūrų. Klipo komentarų sekcijoje net 213 000 platformos vartotojų antrino tiktokeriui Babatunde, kuris iškėlė 2 įžvalgius klausimus. Kodėl priešgaisrinė sistema tave įkalina? Ar aš neturėčiau galėt pasprukti? Pagrindinis šiandienos reportažas – lietuviškas, žmogaus kūno mechanikų save praminęs fitneso treneris Rokas Gavinavičius kovo 3 dieną viešėdamas Balyje savo asmeninėje Instagram paskyroje pasidalino labai trumpu vaizdo klipu su antrašte "Kartais gyvenimas sunkus, kartais ne".
Ketvirtasis nesantuokinis Hemsworthų brolis sumušė 5, atidavė saliut ir to užteko, kad vos kelių sekundžių vaizdo įrašas per mėnesį Instagrame būtų peržiūrėtas net 72 milijonus kartų ir užsidirbtų virš milijono patiktukų. Užuot pliaukštelėjęs jums 5, aš geriau išvardinsiu 5 priežastis, kodėl verta įsigyti šio epizodo partnerių virtualaus privataus tinklo Surfshark planą One. Gaunate Surfshark antivirusinę programą, kuri apsaugos jūsų įrenginius nuo skaitmeninių dokumentų iki pat prietaisų kameros, šnipinėjimo ir kenkėjiškos programinės įrangos prevencija, automatinės periodinės patikros, žodžiu, apsauga 24/7. Gaunate Surfshark alternatyvųjį ID, kuris išsaugo jūsų L-pašto ir asmeninės informacijos privatumą, sumažina galimybę gauti spamą iš erzinančių rinkodaros prenumeratų ir jūsų duomenis paverčia nepasiekiamais data brokeriams. Gaunate Surfshark paiešką, tai yra grinai organiški paieškos rezultatai be reklamų ir jūs atsekančių slapukų. Gaunate Surfshark įspėjimų sistemą, pranešančią apie jūsų L-pašto, asmens tapatybės dokumentų, kredito kortelių ar kitų asmeninių duomenų nutekėjimą internete. Ir žinoma, gaunate prieigą prie visų standartinių virtualaus privataus tinklo naudų, privalumų ir funkcionalumų. Apsipirkdami planų portale adresu surfshark.deals/STT nepamirškite panaudoti kodo STT, kuris jums padovanos 3 papildomus mėnesius paslaugų. Ponios ir ponai, sveiki sugrįžę į socialinių tinklų tarnybos žinias ir į memų apžvalgą. Žinoma, noriu jūs pasveikinti su šventėmis, linkiu jums stiprių margučių. Nepamenu, kas paprastai yra linkima per Velykas, bet šitų tikrai jums palinkėsiu. Tikiu, kad dabar visi esate išsilakstę, išsivažinėję po visą Lietuvą, oras nuostabus, yra šventės, ilgasis savaitgalis, lankote savo giminės ir artimuosius. Ir aišku, man yra be galo malonu, jeigu rasite bent kokią laisvą minutėlę ar 2 pasižiūrėti šią žinią. Taip, tai STT, ne socialinių tinklų tarnybos, o specialiųjų tyrimų tarnybos vadovas lankėsi pas Andrių Tapiną ir aš jam nusiunčiau klausimą nuo mūsų bendruomenės, nuo mūsų STT. Bet aš vis dar nežiūrėjau Lino Pernavo reakcijos ir atsakymą. Tai aš galvoju, labai geras startas memo apžvalgai būtų pasižiūrėti, kaip jisai sureagavo į tą mano klausimėlį. Linai, dabar turime spręsti dar vieną problemą. Taip. Nes čia turim problemą. Mes iš principo esam kolegos, jūs vadovaujate STT, Laisvės TV X kanalas irgi turi STT, tai yra tokia laida. Labai smagu, kad gyva auditorija jau žino, apie ką eina kalba. Linas tai 100% nesupranta, kur šitas visas eina. Ir su jos vedėju, Pauliu Mikolaičiu, Paul Demiko, iškilo ne tik problema su STT dėl pavadinimo, čia dar iki jūsų, nes mes gavom pretenziją iš STT. Čia beje visiškai tiesa, bet aš visą tai dar parodysiu. Bet gal jis geriau papasakos pats, nes jis dar turi tokį vieną klausimą jums, kuris labai norėtų, kad išsispręstų, nes jam yra labai neramu, nes jūs su juo susirašinėjat. Jūs pamenat, kaip su juo susirašinėjat? Jo, rimtai. Jis dabar tai tikrai pamena. Techniškai nesusirašinėjom, techniškai man tiesiog Linas vieną žinutę parašė. Taigi, pasižiūrėkime, Paulius Demiko pristato problemą ir prašo sprendimo. 2018 m. gegužės 21 d. antrajame pramoginėme Laisvės TV kanale Laisvės TV X. Aš žiūriu Liną žiūrintį į mane, o jūs dabar žiūrit mane. Kažkokia reakcija kubu. Startavo socialinių tinklų apžvalgos laida Socialinių tinklų tarnyba, arba STT. Iš karto kitą dieną, gegužės 22 sulaukime laiško iš Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos komunikacijos vadovės su prašymu nenaudoti šio 3 raidžių trumpinio. Čia beje visiškai true story, taip ir buvo. Ir Renatos prašymą atsižvelgta nebuvo. Po 5 metų ir 1 dienos teisybės dėlei mes pasikonsultavome su advokatais ir jie pasakė, kad jie gali to prašyti, bet teisiškai jie nieko negali padaryti, nes tai yra 3 raidžių trumpinys, kuris visame pasaulyje reiškia daug skirtingų dalykų, ir tiesiog mes galime jo naudotis, jie kaip ir negali tiesiog pasisavinti 3 raidžių trumpinio. 2023 gegužės 23 dieną visuomenė pasiekė džiugi žinia, kad Seimas pritarė Lino Pernavo kandidatūrai į STT, specialiųjų tyrimų tarnybos, ne mano laidos, vadovus. Gegužės 24 dieną šią žinią pasidalinau savo Instagramo paskyroje, tiesiai iš NATO būstinės beje, su šmaikščiu, subjektyvu prierašu. Kalbant apie STT, mano laidą, ne specialiųjų tyrimų tarnybą, visai neseniai sakiau, kad greitų metų laidą turėsiu perduoti į jaunesnės socialinių tinklų tendencijoms imlesnės rankas. Tai va, pasveikinkit Liną. Ir dar kitą dieną, gegužės 25, jūs man, Linai, rašote, kas čia pasidalino. Tai va tiek ir susirašinėjo, man tiesiog Linas Pernavas iš savo oficialaus Instagramo, kur yra ten beveik 8000 sekėjus, man parašė, kas čia pasidalino. Tai klausimai iš tiesų labai paprasti.
Kokia katė perbėgo mūsų STT ir jūsų STT kelią? Ar mes, Linai, dabar turime beefą? Ar šalia rezonansinių konfliktų su Gintarė Gurevičiūtė ir Simona Lipne aš dabar turiu ir konfliktą su Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriumi? Tokie kontrastai šiek tiek. Ir ko man reikia tikėtis šių metų gegužę? Ačiū. Nu, labai įdomu, ką jisai pasakys. Manau, kad nedaug žodžiaus. Aš spėju, kad jis taip, pusiau pagauna bairį, pusiau ne. Ačiū labai už aplodismentus, beje, visiems ten susirinkusiems ir visiems, kurie šitą bairį supranta. Jaunas perspektyvus vedėjas, nenorėčiau jo netekti. Oho! Aš jau 6 metus esu perspektyvus, kaip tas perspektyvus krepšininkas, kuris nuo 22 iki pat 28 yra perspektyvus, bet tik perspektyvus. Nėra geras žaidėjas. Bet aš vis tiek šitą pasimsiu kaip komplimentą. Dzin, kad kontekstas jo yra humoristinis. Tai kas ten nutiko? Čia, žinot, kaip anekdotė, ne? Kur kai vyras į žvejybą ruošiasi. Taip. 4 ryto žadintuvą pastatė, o žmona atsikėlė pusvalandžio anksčiau, sulaužė meškerės, viską ir sako, žinai, gyventi liko pusvalandis. Pusvalandis. Tai va. Ar mane dabar STT vadovas perlauž kaip tas meškerės anekdotė? Ar man liko gyventi pusvalandis? Ne, viskas tvarko, viskas gerai bus su juo. Tai po šito anekdoto jam nebus viskas gerai. Aš tą patį sakau. Po šito viskas gerai, viskas tvarko, jie gali toliau viską daryti. Nu, tegul daro, pažiūrėsim. Aš dabar jaučiuosi kaip tas iš Simpsonų Ralfo memas. Aš esu pavojuje. I'm in danger. Kaip sorry, Pauliau, aš dariau, ką galėjau. Viskas gerai, Andriau, ačiū. Svarbiausia, paleidai tą klausimą. Čia jau teks man pačiam kažkaip kopti visą šitą betvarkę ir išsiaiškinti su Linu asmeniškai. Panašu, kad tau yra 15 kartų kažkas pasakęs rekomendacijas ir tu neklausai. Gerai, labai smagus intro ir dabar jau galime pereiti prie jūsų memų. Pats populiariausias prieš 11 dienų įkeltas 550 teigiamų atsiliepimų NŠA. Gerai, dar prieš atidarant reikia ieškoti, kas yra NŠA. Nacionalinė švietimo agentūra. Nacionalinė švietimo agentūra. Tarpiniai patikrinimai mažins stresą 11-okai po tarpinių. Aš baigiau mokyklą 2011, jeigu ką, kas yra fucking 13 metų atgal. Pamenu, kad tikrai būdavo tie tarpiniai egzaminai 10 klasė, tada 11 klasė yra absoliučiai visiškai kruizo kontrolė įjungta ir tada 12 klasė, aišku, yra jau tie pagrindiniai valstybiniai ar mokykliniai egzaminai. O tai dabar nori įvesti atseit dar vienus tarpinius 11 dar klasėje, ar aš kažkokio konteksto nelabai suprantu. Tarpiniai patikrinimai. Vinis iš švietimo laivą. Po įpusėjusių 11-okų tarpinių patikrinimų, tai jie jau tiesiog vyksta, čia yra toks dalykas. Okay. Niekada neturėtų stebinti, kad aš nežinau šitų dalykų, nes aš baigiau mokyklą prieš kurį laiką jau. Kai kurios šalies mokyklos paskelbė protesto akciją iki trečdalio stiebo nuleisdamos vėliavą. Švietimo mokslo ir sporto ministerija pripažįsta, kad pirmas blynas prisvilęs, tačiau bando reabilituoti, siūlydama 11-okams tarpinius patikrinimus perlaikyti kitą metą. Nacionalinė švietimo agentūra skelbė, jog pirmajame matematikos A lygio tarpinėme patikrinime dalyvavo 13 332 11-okai. Bendras surinktų taškų vidurkis siekė vos 8,5 balo iš 20 galimų. Vidurkį konvertavus į įprastą 10-balėje sistemoje, tai yra ketvirtas. Iš tokios daugybės mokinių tik 750 moksleivių surinko 17 ir daugiau taškų, o maksimalų balų skaičių visoje Lietuvoje gavo 120 mokinių. Kaip moksleiviams sekėsi laikyti B lygio matematikos patikrinimą, nutylima, mat jau po jo pasigirdo dvejonių, ar nebuvo sumaišytos A ir B lygio užduotis. 11-okai net olimpiadų prizininkai klupo ir susidūrė su fizikos patikrinimo užduotimis, nors buvo žadama pateikti ekspertų vertinimą dėl užduočių tinkamumo. Iki šiol tyla. Gerai, aš gal giliau į šitą nebrisiu, kaip supratau, buvo labai prastai ir aš negaliu pasakyti, kad aš jūs feelinu, bet hebra, laikykitės, švietimas yra svarbu. Švietimo institucijoms, kaip ir visais laikais, reikia dar gerokai padirbėti, aš kaip suprantu. Sąžiningi rinkimai. Taip, čia tai nieko kito ir nereikėjo tikėtis. Vaizdai iš Rusnios. Ну что? Ответь.
Ne, nu čia net komiškai blogai yra, bet tiesa, rinkimų dieną, nu tai vad prieš 13 dienų, man atrodo, kai šitas ir buvo keltas, aš į savo Instagramą įkėliau tokį greitą montažiuką visokių gaisrų, dažų pilimo į dėžes ir visokių kitų nesąmonių, kurios vyko per Rusijos prezidento rinkimus. Ne, ten tiesiog buvo Putino išrinkimai. Ir man atrodo, paskui pasirodė ir šitas, kur tiesiog kareivis vaikšto ir tiesiog tikrina, už ką balsuoji, taip turbūt. Aš vėlgi net nenoriu kartotis, bet net ir įvairios politinės satyros laidos, nu net negalėtų tokio dalyko sugalvoti, o jis Rusijoje iš tikrųjų tiesiog vyksta. Tikras seksizmo specialistas, Žemaitijos verslo centras, komunikacijos specialistas, Vytautas Vilkas, Bobos nevaldys. 4 dienų senumo publikacija ir aš įsivaizduoju, kad šitas dalykas jau bus tikrai pakeltas ir pakeistas. Komunikacijos specialistas Vytautas Vilkas jau ir nuotraukos nėra, ir aprašymo jo jau taip pat nėra. Na, artimos pirties draugelių kompanijos seksistinis bairis kažkaip netyčia pateko į verslo centro kontaktų skiltį. Hei, Lietuvos mokyklos, kaip jums sekasi? Mokykla protestuodama prieš tarpinius patikrinimus, o dieve, vėl tas pats. Prieš tarpinius patikrinimus nuleido vėliavas. Gedime žmogiškumo. Wow, čia va toks rimtas dalykas. Per savo sekantį streamą pažadu apie tai pažiūrėti, paskaityti daugiau straipsnių ir pasižiūrėti įvairių reportažų. Plius, aišku, kviečiu jūs prisijungti į sekantį streamą tada, kada jis įvyks, nežinau, kada vyks, pranešiu savo Instagrame. Ir papasakosit patys savo patirtis. LNK duoda gazo. Drausti internete keiktis. Иди на. Иди на. Пошел на. Иди на. Žadama uždrausti keiksmažodžius internete. O jie tai televizija. Niekas nekalba apie keiksmažodžių uždraudimą televizijoje. Mordore istorija eina sava eiga. JAV įspėjo apie galimą ataką. ISIS prisėmė atsakomybę už ataką. Tai buvo teroristinė ataka. Ataką suorganizavo Ukraina. Koks čia buvo paskutinis ISIS išstojimas? Va, kad išėjo kažkoks laikraštis, kur ISIS vis dar bando įrodyti, kad taigi čia mes padarėm šitą išpolį. ISISas pasakė, kad čia jie. Ir dabar dar fucking mojuoja laikraščiais. Mes teroristai, mes tai padarėm. Čia neprikota Ukraina, idiotai. Kai ISIS teroristai yra sąmoningesni negu tu, kaip? Ta šalis yra so gone. So fucking gone. Galime šitiems kiaušiniams sugalvoti pavadinimą. MC tinklo degalinės LRT žurnalistai rado ir nusipirko Rusijos vėliavą pasipuošusio kario atvaizdų paženklintą saldumynų rinkinį, kurio viduje kario figūrėlė bei keli saldainiai. Kiaušinis su kariu pasidabinusi Rusijos vėliava pagamintas Kinijoje. Importuotoje Vilniuje registruota įmonė Profisa. Jos vadovas Dmitrijus Kuvikovas sako, kad problemos dėl Rusijos vėliavos ant prekės nemato. Nu gal kiniečiai ir idėja su Rusija vėliava? Ką, baisu, kad Rusijos vėliava ir NATO vėliava ten yra. NATO vėliavos nematau, dabar rankoje laikau šitą žaisliuką. Pažiūrėkit, ant kitų bus NATO vėliava. Niekas nesako, kad baisu, gal tiesiog klausia jūsų, ar jums atrodo normalu, kad pardavinėjami žaislai su teroristinės valstybės simbolika. Klausimas yra moralinis. Bet aišku, čia paskambino tiesiog verslininkui, kuriam visiškai nusišikta ant beleko ir jis tipo, tai ką jums baisu? Ant kitų bus kitų vėliava. Jums atrodo nieko baisaus, kad Rusijos vėliava... Ką, labai baisu? Jeigu bijote, tai geriau iš vis negyventi, gali numirti. Nu jo, arba galima, pavyzdžiui, tiesiog neimportuoti šitų fucking kiaušinių. Tai jūs nematot čia problemos? Ne. O karą kaip vertinat? Aš niekaip nevertinu karą. Šiaip, tiesą pasakius, dėl šitų kiaušinių, dėl šitos produkcijos jis dar galėjo atstovėti. Nu ką, žinau, yra va čia tokia produkcija, tokie kiaušiniai, daug ten visokių karių, daug ten visokių vėliavų, gal kažkokie yra su rusų vėliavom. Nežinau, atsiprašau, mes dabar gamykloje neišrinkinėsim, gaunam paletėm, kas ten 9 kiaušinis yra su ta rusų vėliava, nu tai ką man dabar daryti? Nu tai rusų vėliava nėra uždrausta Lietuvoje. Gali bent jau taip vartytis. Bet jeigu tavęs paklausia, ką jūs manote apie Rusijos sukeltą karą Ukrainoje ir pasakyti, nieko aš nemanau, nu tai čia jau seniai tiesiog šaudai savo į koją. Aš niekaip nevertinu karą. Čia ne mano reikalas. Aš iš to neuždirbu. Jeigu uždirbčiau pinigų, tada būtų gerai. Jeigu neuždirbčiau, tada būtų blogai. Niekaip nevertinu, nes aš iš to neuždirbu. Jeigu uždirbčiau, būtų gerai kažkodėl karas, jeigu uždirbtų iš karo, bet aš neuždirbu, tai yra blogai. Tai tada ne neutrali pozicija, tada blogai, nes neuždirbi iš karo. A taip, kad nieko neuždirbu, tai man tas pats. Tai jisai ką tik tam pačiam sakiniai pasakė, kad jeigu jis nieko neuždirbtų, būtų blogai, bet dabar, kadangi nieko neuždirba, yra tas pats. Tiesiog, hebra, Rusija užpuolė Ukrainą. Užsiimti teisingą poziciją istorijoje šiuo metu yra lengviau nei bet kada. Kam būti va tokiu idiotu? Nu, aš atsiprašau, man rūpėtų, jeigu aš kažką uždirbčiau, blogai, jeigu neuždirbu, bet nerūpi, jeigu neuždirbu. Cituojant Algį Ramanauską, pas tave šūdai galvoju. Tavo ten galveliai šūdai. Viskas čia, ką aš galiu pasakyti, šūdai galvoju. Afrika prieš Samošką ir po.
Aš neabejoju, kad Pauliaus buvimas Afrikoje ten tikrai aplinką kažkam arba bent jau dieną kažkam tikrai praturtino. Gal ne tokiu lygiu kaip čia pavaizduota. POV, susipykai su tėveliais ir išeini gyventi savarankiškai. Aišku, gal ta žiema truputį baugina, neaišku, kaip ten kas bus. Bet manau, viskas bus gerai. Man užtektų tiesiog įsijungti kurį nors vlogą ir būtų ten atsakymas, bet gal galit man kas nors pasakyti, kodėl Aurimas nusiskuto plikai. Jis tikrai gerai atrodė su savo tą šukuoseną. Ar ilgesnė, ar trumesnė, ar susivėlus, ar jin sušukuota, jis atrodė, mano nuomonė, tikrai daug geriau neplikas. Čia, aišku, jo pasirinkimas, bet ar yra kažkokia rimta priežastis tam, ar tiesiog šiaip sau nes? Tokių bandelių, apelsinų sulčių turiu avokadą. Neblogai visai, manau, kad išgyvens ir be tėvelių. Kon jūs kupranugarė. Paulius, aš gerbiu savo žiūrovus, tuo tarpu Paulius. Nu, kon jūs paparčia. Sveiki, gyvi. Nu, kon jūs kaimiečia. Aš tai nieko. Labas rytas, mažieji gangsteriukai. Nu, kon šampinjoną. Sveiki, gyvi. Aš tai manau, kad čia yra labai mielas ir būtent Pauliui unikalus būdas kiekviename turbūt, ar bent jau kažkiek vlogų pasisveikinti su savo bendruomenė vis kitų kreipinių. Man tai čia kaip tik atrodo labai cool dalykas. Nu, kon šaik, sveiki, gyvi. Kon jūs kupranugarė. Nu, kon jūs mandarina. Tai kon jūs kineziterapeuta. Nu, kon jūs veršiuka. Nu tai kon jūs voratinklė. Nesikeisk, Samoška, nesikeisk. Sodra, laimingai senatvei. O dieve, priminėt, kad man dabar dar reikės mokesčius susimokėti, jau visiškai to ant nosies. Jau šiaip tai man atrodo, kad ir turėjome susideklaruoti su apskaitininkė savo, bet jo, okei. Labai gerai, ačiū, dabar sugadinot man visą nuotaiką. Šiandienos orus mums pristato parkūro ir kovos menų mišinio, dar vadinamo laisvuoju bėgimu entuziastas, Gijų Lietuvos bendruomenės sinoptikas ir, kaip teigia jo paties socialinių tinklų paskirų aprašymai, geltonos kepurės ambasadorius Ignas Zeicas. Ignai, kaip yra su Lietuvos orais? Galiu su Lietuvos orais tiek pasakyti, jog šyla, hebra šyla, jau ateina šilti orai. Ačiū Ignai ir didelis ačiū jums, mėly žiūrovai, už skirtą laiką. Šiam kartui tiek, slava Ukrainai ir pasimatykime jau kitoje socialinių tinklų tarnybos laidoje. Nepaleis, šinaktis man prasitęs, pagalvo, ko nori iš manęs. Bekraštis vaigulys, tolumo šviečia žiburys, kaip ir mūsų ateitis.